Mokykloje mus mokė matematikos, istorijos ir geografijos. Mes mokėmės spręsti lygtis ir žinoti sostinės, bet niekas mūsų neišmokė vieno esminio dalyko. Kaip valdyti pinigus, kaip padaryti taip, kad jie mus išlaisvintų, o ne įkalintų tarp dar daugiau daiktų. Mes užaugom žinodami, kaip gauti darbą, bet ne kaip turėti laisvę. Mes išmokom skaičiuoti procentus, bet nesupratom, kaip tie procentai arba mus gali įkalinti skoloje, arba gali išpirkti mums atgal mūsų laiką. Aš pati ilgą laiką buvau tokiam rate. Galvojau, kad sėkmė tai yra didesnės pajamos. Bet paradoksas yra tas, kad dažnai augant skaičiams sąskaitoj, mes tik dar stipriau užsirakinam savo narvelį. Norim didesnio namo, naujesnio automobilio, daugiau privalomų išlaidų. Ir vieną dieną tiesiog atsibundi, supratusi, kad tu nebevaldai savo gyvenimo, o tiesiog aptarnauji savo daiktus. Šiandien aš noriu pasidalinti įžvalgom, kurios man pačiai padėjo sustoti ir pasižiūrėti į viską iš šalies. Tai yra J.L. Collinsas ir jo filosofija iš knygos The Simple Path to Wealth. Lietuviškai knyga vadinasi Paprastas praturtėjimo kelias. Mane tas pavadinimas iš pat pradžių labai atstūmė. Vis dėlto daviau šansą knygai ir išsinešu labai daug iš jos. Tai, ką J.L. Collinsas išdėstė knygoje, jisai šias tarsi pamokas, laiškus rašė savo dukrai, nes norėjo jai duoti ne tik kapitalą, bet ir galimybę pasakyti ne viskam, kas neatitinka jos vertybių. Ir jis tai vadina laisvės fondu arba FU money. Šiandienos video yra pamoka, kurią būčiau norėjusi turėti daug metų atgal, bet kurią šiandien mes galim išmokti kartu. Ir galbūt vėliau perduoti savo vaikam. Aš jau šiai dienai pradedu tą daryti. Tai jeigu tu šiandien jautiesi tarsi tas mažas žiurkeniukas rate, nors tavo pajamos auga, arba jeigu tu šiandien tiesiog ieškai tos vidinės ramybės, tai sustok, šitas video yra skirtas tau. Jeigu dar neprenumeruoji mano kanalo, pačioj rasi mygtuką, kviečiu tau paspausti laikas po video ir keliaujam. Prieš keliaujant į šiandienos temą, noriu pasidalinti, kad šitas vaizdo įrašas yra remiamas brokerio Freedom24. Tai oficiali ir mokama partnerystė. Nepaisant to, viskas, ko šiandien pasidalinsiu, yra tik edukacija ir istorinių duomenų apžvalga. Tai nėra asmeninė investavimo rekomendacija ar siūlymas pirkti ar parduoti. Aš nesu licenzijuota finansų patarėja, todėl labai svarbu suprasti, kad investuojant per bet kokią platformą visada yra rizika prarasti iki 100% savo įdėto kapitalą. Rinka tiesiog daro savo ir mes turim tai vertinti. Trumpai apie patį brokerį. Freedom24 yra ES reguliuojamas brokeris turintis SISEC licenciją. Jų platformoje investuotojai gali pasiekti pasaulinės akcijų biržas, pavyzdžiui, Nasdaq arba NYSE, rasti fondus ir naudotis analitiniais įrankiais savo pačių tyrimam. Visą faktinę ir neutralią informaciją apie tai, ką jie siūlo, rasit nuorodoj po šitų video. O dabar, kai oficialią dalį pabaigiau, keliauju prie savo temos. Tai sugrįžkim prie tos minties, ar ne, kad gyvenam 26 metais, 21 amžius, turim viską, bet jaučiamės dar labiau įkalinti nei bet kada anksčiau. Kodėl taip yra? Nes mus išmokė, kad sėkmė yra tai, ką mato kiti, o iš tiesų pinigai yra laikas, ne daiktai. Dauguma mūsų užaugom galvodami, kiek vienas ar kitas dalykas kainuoja pinigais. Collinsas siūlo klausti, kiek mano gyvenimo laiko tai kainuoja. Kad ir iPhone'as, ar ne? Čia 15 iPhone'as yra dabar 17. Jeigu aš jo norėčiau ir eičiau pirkti, tai kiek mano laiko kainuoja tas 17 iPhone'as? Turėčiau klausti, ar ne, o ne pasižiūrėti internete, kiek jisai kainuoja pinigais, išsilizinguoti, ar ne, ir arba net to pačiu paimti ir kešų nusipirkti tą telefoną ir net nesvarstyti, ar ne, tiesiog žinoti, kad galiu, tai vat paimu ir padarau. Tai čia idėja yra ta, kad jeigu mes perkam daiktą į skolą, ar ne, tai vėl tas pats minėtas telefonas, mes parduodam savo ateities rytus, kuriuos galėtume praleisti su šeima, su knyga. Mes juos paskiriam tam, kad susimokėtume už metalą arba plastiką šiandien. Kaip mokyti vaikus? Nes turim būti pavyzdys per savo veiksmą. Tai turėtume rodyti jiems ne tai, ką galim nusipirkti, o tai, ką galim sukurti. Turėtume paaiškinti vaikui, kad kiekvienas euras, kurio neišleidom kokiam nors nereikalingam žaislui, gali būti mažas karys, kuris ateityje saugos jų ramybę.
arba mažas minionsas, kuris galės uždirbti dar daugiau jam pinigų, už kuriuos mes galėsim nusipirkti dar daugiau arba leisti jiems dirbti dar sunkiau. Ir geras pavyzdys labai buvo iš gyvenimo, visiškai nesenai, labai šviežias, buvo mano gimtadienis. Ir abu vaikai važiavo kartu su Aleksandru pirkti dovanos. Susimetė visi ant tos dovanos, o mažasis 5 metų sūnus pasirodo grįžęs namo, pasižiūrėjo, kad jisai neturi sutartos sumos pas save piniginiai. Pas mus šeimoje yra susitarimas, kad jeigu tu pasakai ar ne, tai tu ir padarai. Tai jeigu tu metiesi ant dovanos, tai buvo 25 eurų suma iš kiekvieno iš vaikų, ar ne, nes norėjo prisidėti prie dovanos. Dukra paėmė ir atsinešė tos 25 eurus, nes jinai žino, kiek turi, žino, kiek yra susitaupęs. Sūnus tuo tarpu, kadangi visiškai nesenai pirko didžiulį žaislą iš savo pinigų ir dar nemoka taip gerai susiskaičiuoti ir prisiminti, kas ten pas jį taupikliai, gavosi, kad prasiskolino lygioj vietoj. Aišku, vėliau kalbėjom, kad tuo metu galėjo ar ne ir susitarti ir pasakyti, galbūt aš neturiu, aš galiu susimesti mažesnę sumą, bet to nebuvo. O grįžus namo, ar ne, nu, vat reikia atnešti tos pinigus. Kaip gavosi, ar ne, kad štai vienas tas, kuris planuoja savo pinigus, turi, pavadinkim, rezervą arba va tą FU money, ar ne, va aš paimsiu, paduosiu ar ne, nupirksiu ir man yra laisvė ir man yra ramybė. Ir kitas tuo tarpu, ar ne, kur jisai pateko į situaciją, kad dabar jam reikės atidirbti už savo sprendimą ir norą prisidėti. O ką reiškia atidirbti? Mes namuose turim tam tikrų darbų, ar ne, kurios vaikai gali daryti, gali valyti laiptus, gali keliauti į lauką, surinkti šakas iš kiemo, išvalyti visus šuns reikalus iš kiemo, kas yra pakankamai didelis darbas dabar po žiemos viskam atsileidus. Vis dėlto darbas yra darbas, ar ne, ir tai yra pasiekmė mūsų tam tikrų veiksmų. Labai smagu yra, kai vaikystėje žmogus šitą dalį supranta, nes to pačiu ir dukra stebėdama visą situaciją, ar ne, jeigu jai tai būtų nutikę, jinai žino, ką jinai turės padaryti tam, kad atidirbtų. Šitoje vietoje, man atrodo, tai yra nuostabi pamoka, nes vėliau gyvenime, ar ne, žmogus pradeda galvoti, tai vat, ar aš noriu turėti pinigų, ar aš noriu turėti rezervą, kuris yra, vat, tie FU money, ar ne? Tie pinigai, kurie man leidžia turėti laisvę, juos arba sumokėti dabar, arba juos pasilikti dėl savo ramybės ir neiti į skolą tam, kad aš atidarbinėčiau už kažkokius tais daiktus. Ir kartais, aišku, tokios pamokos yra išmokstamos pakankamai skaudžiai, ar ne? Kažkada yra tekę kalbėti su moterim, kuri turi 4 vaikus, neturi absoliučiai finansinės nuovokos ar finansinės higienos. Ką jinai daro, ar ne? Ima kompiuterį lizingu, nes vaikas nori, kitas vyresnis vaikas nori naujesnio telefono, vėl atkeliauja lizingas, ar ne, tada namam trūksta didelio televizoriaus, kurį galima gauti, ale nemokamai ar ne, be pabrangimo, ima tą televizorių ir vėliau atsiduria tokioje situacijoje, kad iš tikrųjų nei vieno iš tų daiktų jie iš tikrųjų negali sau leisti ir ką daro? Atidirbinėja sunkiai ir juodai dirba tam, kad kitą mėnesį susimokėtų už tuos visus gadžetus ir už visus tuos daiktus, kuriuos pasiėmė be pabrangimo, nes, vat, matai, labai geros sąlygos, bet ką jie daro? Jie vergauja savo daiktam. Kita dalis, ar ne, kuri vėlgi kelia klausimų, Lietuvoje labai ta populiari tema ir labai daug diskusijų atsiranda namai. Ar tai yra erdvė, kuri mus išlaisvina, ar labiau erdvė, kuri įkalina? Lietuvoje mums aišku sakė, pirk būstą, pirk namus kuo greičiau. Bet Collinsas verčia mus pagalvoti kitaip. Jie sako, namas nėra investicija, tai yra brangus pasirinkimas. Ir jeigu tas pasirinkimas atima iš tavęs galimybę keliauti, keisti darbą, ar atima tą ramybę tiesiog kvėpuoti būtent dėl milžiniškos paskolos, ar tai tikrai yra turtas? Mes turėtume išmokti atskirti investiciją, tai, kas deda pinigus į kišenę, nuo vartojimo, tai, kas pinigus išima. Namas, kuriam mes gyvenam, mūsų namas ar butas, dažniausiai yra vartojimas. Aišku, yra gerai, jeigu mes suprantam ir galim sau leisti, netapdami banko įkaitais ir nesakom, kad tai yra mano investicija, ar ne? Tai yra išlaida, tai yra ta vieta, kur aš noriu nuolat pagerinti, aš noriu pagražinti, aš noriu kažkokių upgrade'ų, aš noriu geresnės lovos ar ne, didesnės virtuvės. Gyvendami tam savo name, ar ne, nu tai viskas yra labai smagu, labai gerai, jeigu mes to netraktuojam kaip investicijos, nes investicija turėtų pati pradėti mums generuoti turtą. NT kaip nuosavybė, būstas arba namas yra
ne investicija, jeigu mes jame gyvename, sako ne tik J.L. Collins, bet ir Grant Cardone, Ramiceti ir tikrai daugelis kitų investuotojų. Tai iš tai vietoje aš tikrai suprantu, kad turėti savo namus yra labai smagu. Gera, saugu, tačiau tai yra išlaida ir tiesiog reikia tai savo priimti kaip išlaidą. Šiai dienai mes gyvenam nuomotose namuose ir nepaisant to aš visiškai nesijaučiu, kad mes metam pinigus į balą kaip šeima ir čia gyvendami jaučiamės saugus, ramus ir, ta prasme, superinis pasirinkimas išsibandyti tai, ko galbūt norėsis ateityje. Toliau, ką galima išmokti iš J.L. Collins knygos ir tų pačių podcastų, kur jisai dalyvauja, kad džiaugtis turint mažiau yra tikra super galia. Kuo daugiau dalykų tau reikia, tuo lengviau yra tiesiog tave valdyti. Jeigu tau reikia prabangaus sporto klubo, naujausių prekės ženklų ir vakarienių restoranuose, tai ką mes turim daryti, tai privalom dirbti ten, kur galbūt net nenorim dirbti, kad galėtume už visą tai susimokėti. O jeigu mes išmokstam mėgautis paprastais dalykais, tai tampam nenugalimi. Bent jau aš taip galvoju ir labai pritariu J.L. Collins. Tai paklauskim savęs, ar aš valdau savo daiktus, ar mano daiktai valdo mano darbotvarkę. Man, pavyzdžiui, dažnai būna, kad aš pagalvoju, kad gal kažko norėčiau, o gal reikėtų, pavyzdžiui, kad ir namuose turiu Stanley'aus termo gertuvę, žiauriai jos nemėgstu, bet naujos pirkti man nekyla ranka, nes kaip ir funkcija ta kita atlieka. Ir tada kartais atrodo juokinga, nes aš tikrai galiu nueiti ir už 50 eurų nusipirkti naują gertuvę, ar 30, ar 50, ar visiškai nesvarbu, bet man nekyla ranka to daryti. Stalčius ir taip yra pripildytas visko. Ta gertuvė veikia, kol jinai dar veikia, aš dar su ją vaikščiosiu ir nešiosiu, kol galbūt, nežinau, kas nors padovanos man kitą gertuvės, kurią aš būsiu laiminga. Aš nežinau, bet jeigu pagaunat save šitoj vietoj, tai tikrai prašau labai pakomentuokit, kurioje vietoje esate. Ar iš tikrųjų perkat tą daiktą, kurį norit nusipirkti čia ir dabar, nes galit savo tai leisti, todėl kad gyvenat čia ir dabar. Ar vis dėlto padiskutuojat su savim, galbūt man ir nereikia to daikto. Kaip vienu momentu dar pagavau save su sportinė apranga. Varom sportuoti kiekvieną savaitę, ar ne? Norisi turėti kažką naujo. Ieškojau per brandus, žiūriu Alo Timpo. Alo dabar toksai tapo kaip luxury sportswear, visur reklamos eina ir, bet atrodo galbūt tikrai labai gražu, ar ne? Nuėjau pas juos į puslapį, pradėjau scrollinti ir ta prasme, Timpos 150 eurų. Man nesvarbu, koks tai yra brandas, aš Timpų 150 eurų nenorim. Ta prasme, jos kokios? Jos nėra stebuklingos, jos iš tos pačios medžiagos, to pačio poliesterio tikriausiai. Jos nebus kažkuom ypatingos, tik to, kad turės logotipą, kurį dabar nešioja visokie superstarai, ar ne, žvaigždės, dainininkės ir panašiai. Ir tarsi man kažką tokio kietumo priduos, ar ne? Tikrai ne, aš jau geriau nueisiu į kitą puslapį, kuriam aš nuolat nusipirku tas Timpas, kurios yra puikios, nuostabios, galiu ir įvairių spalvų nusipirkti ir aš už to 150 eurų nusipirksiu 5 Timpas ir aš galėsiu jas keisti kiekvieną dieną ir nesukti galvos. Mes dabar gyvenam tais laikais, kai viską galim gauti taip, bet labai dažnai pamirštam paklausti savęs, if that makes sense. Ir dabar keliaukim prie tos dalies kaip laisvės fondas, ar ne, aš išverčiau tą FU money. Tai, kas mums suteikia laisvę, tai yra tiesiog tam tikra suma pinigų. Tai laisvės fondas yra ne visai apie skaičius, tai yra daugiau apie jausmą. Tai yra pinigai, kurie leidžia tau pasakyti, kad man kažkokios tais statomos sąlygos iš aplinkos nebetinka. Ir tai yra tam tikras skydas, ar ne, prieš toksišką aplinką. Ir šitoj vietoje mes turėtume mokyti vaikus kaupti ne juodai dienai, o laisvės dienai. Kad jie žinotų, kad jie visada turi išeiti. Nes kiek kartų teko atsisakyti kažko, ko norim, dėl to, kad reikia eiti dirbti. Pagalvokim, aš tikrai turiu tokių situacijų, kiek kartų yra tekę atsisakyti kažko smagaus, kažko, ką tikrai norisi veikti, dėl to, kad man reikės tuo metu į darbą. Galbūt tai opcijai, tam pasirinkimui neužtenka finansų, galbūt varžo dar kažkas, ar ne? Dienotvarkė, planai, darbdavys. O kas būtų, jeigu mes sąskaitoje turėtume pas save 6 mėnesių FU money? Tai reiškia savo būtinasias išlaidas 6 mėnesių, ar ne? Kad galėčiau 6 mėnesius pragyventi be pajamų, be tų aktyviai uždirbamų pajamų, kurios man, tarkim, sumoka darbdavys. Tai šitoj vietoj kiekvieną palieku su šita mintim,
pagalvokit, o kaip jaustumėtės, o kaip būtų. Taip pat labai pakviesiu pakomentuoti tie, kurie jau turite tos vadinamus FU money. Pas mane šita suma yra netgi didesnė suma ir aš tikrai labai jaučiu, kaip aš galiu pasakyti, kad ne, šito daryti aš nenoriu, šito aš nedarau, tai atima iš manęs energiją ir aš mieliau renkuosi tada nieko nedaryti. Paskaityti knygą, bet nedaryti tai, ko aš nenoriu, nes aš nedarau dalykų vien tik tam, kad uždirbčiau dar daugiau pinigų, nes aš dabar turiu galimybę rinktis. Kartais taip atrodo, kad tas finansų pasaulis bando mūsų įtikinti, kad viskas yra žiauriai sudėtinga. Bet tuo tarpu J.L. Collins sako priešingai. Sėkmė ateina ne tiem, kurie yra gudriausi, o tiems, kurie turi daugiausiai kantrybės ir disciplinos. Ką remiantis J.L. Collins knyga reikėtų daryti, jeigu mes norim gyventi laisvai ir nepriklausomai? Tai pirmas dalykas – vengti skolų, vengti skolos apskritai. Antras dalykas – gyventi žemiau savo galimybių. Tai yra neišleisti visų pinigų, kiek uždirbam ir bent kažkiek pasilikti ateičiai. Ir trečias momentas – likusi laiką ir resursus skirti tam, kas auga savaime. Tai yra įdarbinti pinigus, mokytis juos darbinti taip, kad tai kurtų saugumą mums ir imtų kažkada dirbti sunkiau už mus pačius. Taip pat J.L. Collins daugiausiai pasakoja ir kalba apie plačiai rinką sekančius fondus, tai yra ETF-us, biržoje kotiruojamus ETF-us, ar ne? Ir tai yra jo asmeniškai pagrindinis instrumentas, ar ne? Kur jisai leidžia pinigam dirbti. Dėl šitos vietos pas mane kanale pilna informacijos, tai tiesiog kviečiu pasižvalgyti daugiau, plačiau užsukti ir pasigilinti ir pradėti mokytis jau dabar. Ir nors labai dažnai investavimas, ilgalaikis investavimas gali pasirodyti nuobodus, bet panašu, kad tai veikia. Ir tai yra didžiausia pamoka, kurią mes galim išsinešti būtent iš J.L. Collins, ar ne, ir tuo, ko jisai dalinasi, kad geriausi dalykai gyvenime nutinka lėtai. Tai galų gale mes visi atėjom į planetą Žemę tik trumpam pasišvečiuoti. Ir niekas į kapus nenusinešim savo portfelio, savo namo, Mercedeso ar gražiausių batelių. Bet mes galim padėti savo vaikam mąstyti kitaip, galvoti apie savo asmeninį saugumą, nedirbti vien tik dėl pinigų, nes jau turim sukauptą kažkokį kapitalą ir galim atsipirkti savo laiką atgal. Ką aš pati matau ant savęs, kad kuo labiau aš noriu vaikam perduoti ar ne kažkokius dalykus, ypatingai kalbant apie mąstymą, apie požiūrį į gyvenimą, labai dažnai man tai yra kaip priminimas, ar ne, ir atradimas, kad galbūt kažkuriuose vietose aš ir pati turiu pakeisti dalykus. Tai mokydami vaikus, mokomės ir mes patys. Ačiū tau, kad žiūrėjai, dėkui, kad paskiriai laiko, pasidalink apačioj komentaruose, galbūt teko ir tau skaityti būtent šitą knygą arba klausytis podcast'o su J.L. Collins ir kurios idėjos tau labiausiai rezonuoja, o gal visiškai kažkam nesutinki, tai irgi lauksiu tavo nuomonės komentare, pabendraukim tenais ir kol kas ačiū ir iki.